Sveiki keliautojai, galutinai paliekam Lisabonos apylinkės ir judame link Algarvės regiono. Vakar pasiekėme miestelį Bordeirą, o nuo čia jau vos 30 km iki Sagres ir pačią pietvakariausią Portugalijos tašką. Kadangi vakar atvykome vėlai vakare, nespėjom nieko apsižvalgyti, tai dabar einam pasižvalgysim po miestelį. Vos kelios minutės nuo kemperio jau ir esam miestelio centre, kaip ir pridera Portugalijos kaimeliuose, yra kavinė, gali daugiau nieko nebūti, nei parduotuvių, nei kur apsipirkti, bet kavinė visada bus. Kadangi čia daugiau jokių pramogų kaip ir nėra, tai varom į kavinę vietinės kavos pusrytėliam. Koks draugas pasitiko? Dvi kavos, desertas ir pirmieji pusryčiai palikus Lisaboną. O dabar draugai atėjo man čia miestelio aukščiausios vietos, ant tokio kalno, nuo kurio atsiveria visa panorama į apačią esantį miestelį, tolumoje tūkstančius gražius kalnus ir visą tokią amazing panoramą. Ypač palikus Lisabonos miestą, tai čia labai mums su Virginija fainai ir tiesiog kaifuojam, žiūrėdami šį nuostabų vaizdą. Beje, kas liečia kemperius, tai prie pat miestelio įvažiavimo yra toksai sustojimas, ten leidžiama parkuotis kemperiams, o į patį miestelį įvažiuoti su kemperiais yra griežtai draudžiama, kad netrukdyti čia apsistojusių žmonių ramybės. Bet geriausia miestelio dalis yra ši vieta. Čia yra tualetai ir dušai, žinoma, su šaltu vandeniu, bet vis tiek dušai viduje atskirai tiek vyrų, tiek moterų. Ši vieta yra priežastis, kodėl šį miestelį aplanko labai daug kemperistų. Po vieną pusę yra tualetas, po kitą pusę yra dušas. Užeikim. Taigi turim dušą su šaltu vandeniu. Yra ir kriauklė, yra ir muilo, popieriaus, visko, ko reikia jūsų trumpam sustojimui. Kol Audrius šiek tiek autobuse montuoja video, aš keliauju į dar vieną gerą vietą miestelyje, tai skalbyklę, nešuosi skalbinius. Atėjau iki miestelio skalbyklos, yra tokia vieša vieta, kur galima išsiskalbti. Padarytas kranas. Ir čia visi miestelio gyventojai skalbėsi rūbus, galima išsidžiausyti. Na, o mes, bičiuliai, varom su Virginija palysti po dušų ir tęsime toliau savo kelionę į Sagres. Pagaliau atvykome į Sagres miestą, kuris mus pasitinka su štai tokiais stačiais, olėtais šlaitais, šniokščia vandenynas, ganėtinai dar saulėta, nepaisant to, kad yra vakaras. Nuostabiausia tai, kad visiškai šios vietos yra kemperių aikštelė, kur galima sustoti, praleisti naktį ir pakempingauti. O man už nugaros yra pats pietvakariausias Portugalijos taškas Cabo San Vicento iškišulys. Būtent ten ir vyksim rytoj pasižvalgyti. Tai su Virginija einam ir šnekam, kad visur labai gražus kadrai gaunasi. Neįmanoma padaryti negražaus kadro į bet kurią pusę. O dabar einam atgal prie savo kemperio. Reikia prisėsti prie montavimo darbų, kad kuo daugiau pasistumėti į priekį. Pasidarysim kokią nors vakarienę ir ruošimės rytoj žygiui su dviračiais į Cape San Vicento. Dar klausimas auditorijai, ar norėtumėte daugiau receptų ir ar būtų aktualūs portugališki receptai? Parašykite į komentarų sekciją apie tai.
Dar vienas geras dalykas, būnant Sagrėse, tai oras. Dabar yra vėlyvas vakaras ir turim netgi 16 šilumos. O Audrius dabar toliau montuoja video ir netrukus eisim miegoti. Pirminį kelią. Gruodžio mėnesį oras nuostabus pasivažinėjimui dviračiams. Senai ant dvirkų nesėdėjom, tai trigubas malonumas. Geras oras, nuostabus vaizdai ir važiavimas dviračiu. Atvykome į Rikapo San Vincent, o man už nugaros ant aukštų uolų stovi šios vietos simbolis švyturys. Švyturys ne tik simbolizuoja patį pietvakariausią Portugalijos tašką, bet yra kartu ir labai svarbus įrankis jūreiviams. Mat jo lempos yra matomos net už 60 km atstumo nuo švyturio. Būtent tai padaro šį švyturį pačiu galingiausiu visoje Europoje. O į šią vietą žmonės atvyksta įvairiausių transportų. Pėsčiomis, automobiliais ar dviračiais, nes būtent Kapo San Vincentas skaitomas kaip nulinis daugelio keliautojų taškas. Ir būtent čia šalia manęs yra nulinio kilometro simbolis, ženklas, taip pat yra daug lentelių žyminčių įvairiausias trasas, kur galima iš čia keliauti ir kokie ilgi atstumai jūsų laukia. Santiago do Cazem kelias 217 km. Yra žinoma ir trumpesnių. Štai kelias iki Sagrės, būtent iš kur mes ir atvykome su dviračiais, vos 7 km. O jei jums trūksta minčių, kur keliauti, štai čia yra visa lenta su krūva maršrutų, tiek pėsčiomis ar dviračiais. Ir čia, bičiuliai, sutikom vieną žmogų, kaip tik būtent daug keliaujantį su kuprinė, batais ir visa kelionė įranga. So, what's your name? Taigi, ko tu vardu? Mano vardas Nikolas. Nikolai, tai kurgi tu keliauji ir iš kur esi? Aš esu iš Prancūzijos ir šiuo metu keliauju oficialų žvejų taką, kuris eina per visą Portugaliją ir baigėsi ties Lagos miestu. Kiek kilometrų tau reikia įveikti šiame žygyje? Apie 200. Ir visą laiką pėsčiomis? Taip, pėsčiomis, kartais užeinant į restoranus pavalgyti. Tai sėkmės tavo kelyje. Ačiū ir joms gražios dienos. Thank you, have a nice day. Atvykus į šį iškušulį, pirmiausia mus pasitinka vėjas, kuris vyrauja čia visą laiką, nes tai yra iškišulys, kuris supa net 75 metrų aukščio uolos. Tikrai atima žadą, uolos yra įspūdingos ir jos matosi iš visų pusių. O į šitas aukštas uolas mušasi nuostabaus mėlynumo Atlanto bangos. Anksčiau daug amžių atgal žmonės tikėjo, kad čia yra pasaulio kraštas. Dėl atlantinio klimato kartais čia galima pamatyti ir atplaukiančius delfinus. O mes keliaujame šią uolėtą pakrantę pasižvalgyti, kas slepiasi ten toliau. O čia, bičiuliai, nusukom šiek tiek nuo pagrindinio kelio ir radom štai tokį rudo smėlio keliuką, kaip Afrikai būna. Tai nutarėm šiek tiek prasinešti su Virginija. Grįžom namo ir dabar Virginija verda... Kokia ten sriuba? Portugališką svogūnų sriubą. Užkandam ir varysim į dar vieną objektą. Pasirodo, visai šalia mūsų čia yra Sagrėso iškišulys ir Sagrėso fortas. Laiko turim nedaug, norim suspėti aplankyti dar bent kelis objektus. Verdam sriubą iš pakelio, kad būtų greičiau. O jėgoms atgauti paminimo dviračių paėmėm štai tokio šokolado plytelę. Tai esam pakeliui link to forto, kaip minėjau. Važiavom irgi su dviračiais tiesiog, kad spėt, nes internete žiūrėjau, dirba tik iki 5. Tai
dabar jau po pietų pavalgę, tai žinot, taip tingisi kažką daryti, tai galvojam, varom su dvirkais bus biškiai greičiau. Tai praėjom pro forto sienas, va tokias didelės, teko pirkti bilietą, žmogui kainavo įėjimas 3 eurai, o šiaip gerai, kad varėm su dviračiais, nes po šitą visą teritoriją galima irgi važinėti su dviračiais, nes šiaip teritorija yra ganėtinai didelė. Tai jeigu būtume pėsčiom, tai jau vargiai būtume spėję iki saulėlydžio ir viską apeiti. Prisirakinom čia su Virginija vidury kiemelę savo dviračius ir eisim čia va dabar visur iš tos pastatus aplankyti. Aš net kodėl pastatėm čia va dviračius, kad matytume, nesvarbu kur bebūsim, per langus visą laiką matysis ir kad nieks nenuvarytų dviračio. O dabar keliaujam į muziejų apie šios kraštus. Atėjom į muziejų, tai čia va duris, 200 metų, jos jau skaičiuoja, įsivaizduoja, tokias duris nusistatyti namuose. Čia priėjom dar tokią vizualizaciją, čia iškišulys, kuriam dabar esam. Ir čia va toks viską rodo, kas čia vyko, kaip čia kariavo, va kokias sienas statė, viską galima pamatyti. Daug ekspozicijos yra susiję su Šventuoju Vincentu, taip pat iškišulys vadinamas Švento Vincento vardu, todėl, kad tikima, kad būtent šiuose apylinkėse prie šių olų buvo išplauti Švento Vincento palaikai. Čia va irgi ekspozicija taip įdomiai. Viršai projektorius šviečia ir apačioj čia kažką tai rašo. O čia, draugai, vėl toks kambarys labai įdomus, su labai keistom šviesom. Pirmai degė žaliai, dabar čia keičiasi tos spalvos, tai žiūri akina. Atrodo net neįmanoma čia žiūrėti. Ir kažkokie va žemėlapiai. Kokie tavo batai įdomus. Varom šitą kambarį, kol dar nepasidarė blogą nuo spalvų ir keisto aido. Jau kaip tik dar kažkokie įdomiai inscenizacija, bet čia kažkaip tai labai jau tamsus toks kambarys, neaišku, kas čia yra. Eik, tu savo jūrų audra, tipo. Bet įsijungia tik tai, kai įėjau. Muziejus yra vienas iš įdomesnių, ne tik piešinėliai ir vaizdai arba daiktai, bet jis kartu yra ir interaktyvus su audio bei video pagalba. Tai tikrai vertas dėmesio apsilankyti. Išėjom iš muziejaus, šiaip daugiau čia nelabai kas ir dirba, čia toks iš išorės daugiau gali viską apžiūrėti. Gerai, dviračiai stovi, kaip ir stovėjo, nieks nelenda surakinti gudriai. O dabar ką lipsim čia va į šitą forto viršų, pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo iš aukštai. Susižiūrėjome laikrodžius, tai kol saulė dar nenusileido, atvarėm ir iki čia stovinčio Sagrės švyturio. Švyturys gan mažesnis, gerokai mažesnis negu prieš tai būtų San Vincento, bet ir gražus ir vakare jisai šviečia raudona šviesa. Tuo tarpu San Vincento švyturys šviečia labai ryškia balta šviesa. Ką reiškia šitos šviesos, aš tikrai nežinau ir jeigu kas nors žinot, parašykit komentaruose, bus įdomu ir man, ir visiems žiūrovams sužinoti. Iškišuliai yra toks labirintas, įėjus į vidų yra tokia didžiulė skylė ir va čia va kažkur užplaukia banga ir tai užplaukia čia apačioj atrodo kaip patraukinė bėgis, kokiais stovėtum. Ir toks garsas va. Nu ką, laukiam bangos. Net praputė vėjas, matei? Eik, sako, kokias tavo visi rūbai, va čia va taip pradėjo vibruoti. Kažkoks neįtikėtinas jausmas ten atsistot, nes viskas pradeda drebėti. Šiaip tai nieko čia va nesimato, tokia va uola ir tiek sienų. Žodžiu, garsas, aš pasakysiu taip, tas, žinot, kai kyla lėktuvas, toks žiauriai užspaudžia ausis, tai labai panašus garsas yra ir čia. Ne veltui Algarvės pakrantė yra tituluojama pačia gražiausia Atlanto pakrantė, nes, tikrai tos uolos, jos atima žadą. Norisi tas uolas tiesiog stebėti ir stebėti. Tai spėjom iki saulėlydžio aplankyti visą šią teritoriją. Man jis žiauriai patiko, tai žinokit, jeigu jūs neinat į tokius muziejus, kur būna už kelis eurus ir tipo jie prasti ir
pigus, tai žinokit, čia yra visai kas kita, nors kaina tik 3 eurai, bet aš įvertinčiau, kad čia kaina galėtų būti net ir 20 eurų ir tikrai išeitumėt nenusivylę šiuo muziejum. Labai daug interaktyvių vietų, kur jūs galite patirti daug emocijų, ypač nuostabus vaizdai, švyturys, ten ta velnio dubė, kur bangos. Wow, viskas labai puikiai, man labai patiko, tai jeigu būsit Sagrese, būtinai ateikit ne tik į San Vincentą, bet ir čia į Sagres. Šiandien puikiai ir aktyviai praleidom dieną. Atmosfera čia magiška, o čia už nugaros dar žmonės stebi besileidžiančią saulę. Tenka palikti mums Sagres miestą, turim važiuoti į Lagos miestą, kaip vietiniai vadina, tiksliau būtų Lagos miestą, ir ten ne tik pasipildinsim internetą, bet aplankysim kelis nuostabaus grožio paplūdimius. Palikom kemperį aikštelėje prie Lidlo. Čia, žinokit, Portugalijai labai prastai su kemperiais visokiais ir sustojimais, nėra kur sustoti, visur bauduoja ir čia būtent Algarvės regione. Tai jeigu palikt nori kažkur sustoti prie jūros, prie vandenyno, tai praktiškai be šansų. Ten nebent dienai, daugelis parkingų mokami. Ten Sagres prieš tai turėjom gerą aikštelę susiradę. Ten sakė, jau policininkai žiūri aplaidžiai, nes ten sutikom žmogų, kuris gyvena jau daug laiko kemperyje. Bet čia jau nieko panašaus. Nu tai gerai, kad bent tokios parduotuvės turi aikštelių. Bet kita vertus, ne tam važiuoja čia 5 kilometrų nuo Lietuvos, kad pastovėčiau prie Lidlo parkinge. O dabar bet kokia atveju su Virginija varo ieškosim šitam Lagos mieste Vodafono ir reikia būtinai nusipirkti interneto papildymą. Prieš einant į miestą dar užsukom į vietinę pasteleriją, pasimėm puodelį Café, taip vadinamos portugališkos kavos, su mažu desertuku. Portugalai labai dažnai mėgsta prieš kažką veikiant ar per pertraukėlę išgerti štai tokį puodelį kavos. Tai aš irgi paragausiu su sutriuku. Bondi, čia jau Bondi, žinokit, Portugalijai gan tokia retesnė sutinkama firma, bet čia jau skaitosi jau tokia geresnė. Dažniausiai sutiksite Delta arba Delta Ruby. Beje, draugai, galimai pastebėjot, kai dabar maišiau kavą ant mano dešinės rankos ilgus nagus. Tai būtent jie man yra reikalingi grojant gitarą. Pasakau tiem, kas dar esat nauji šiame kanale ir nežinot ir gal pagalvojat, kad čia kažkoks nenormalus su nagais. Iš tikrųjų, yra 4 nagai. Ant šito netgi neturiu piršto nago, ant šitų rankos pirštų taip pat nėra jokių nagų, nes man jie yra nereikalingi. Bet šitie yra reikalingi man tiek grojant gitarą, tiek dirbant su mokiniais, tiek palaikant savo kaip gitaristo formą. Labai gerai suėjo deserčiukas su kava, tiesiog pasaka. Eini, suvalgai tokį ir iš karto jėgų atsiranda ir galim varyti toliau filmuoti jums, parodyti pačius gražiausius Portugalijos Algarvės regiono paplūdimius. Pasipildėm internetą, 35 eurai ir neribotas visam mėnesį. O geriausias dalykas yra tai, kad Lagos mieste yra neįtikėtinai šilta, apie 20 laipsnių gruodžio vidury. Keliaujam dabar į pačius gražiausius paplūdimius, kuriuos jau buvau senai pasižymėjusi aplankyti. Priėjom jau ir rodiklę link Ponte Pietarė, ten pagrindinė vieta, kur šiandien keliaujam. O šiaip tai nuo kemperiuką, žinokit, čia visai nemažai paeit gaunasi, nuo Lidlo aikštelės beveik 4 kilometrai. Tai toks visai nemažas šiandienos mūsų žygis gaunasi, dar plius pareiti namo. Svarbiausia tai, kad oras geras, saulė šviečia, su Virginija galvom, kaip fainai, o dabar Lietuvoje visai kitokie orai būtų, tai taip lengvai nepavaikščiotum su vienu rubeliu ant viršaus išsimetęs. Einam kaip tik pro labai įdomų tokį pastatą su tokiais balkonais, kad iš šono žiūrint atrodo lyg televizorių ekranai arba kreivai sustatyta daug akvariumų. Labai įdomus sprendimas. Portugalijoje tai tikrai nėra pigiau negu Ispanijoje. Kas sako, kad įsigysit pigiau turtą nekilnojamąją Portugalijoje, tai taip, nebent įsigysit šiaurėje, toliau nuo vandenyno pakrantės, kokiame nors kaime. O mes artėjom jau link paties Iškišulio, tai toks keliukas pasidarė, visiškai bekelia, kaktusai tik auga.
Pagaliau atkeliavome į Ponte Pietadę ir tuoj leisime 180 laiptelių į apačią. Virginijos labiausia laukta aplankyti vietą, atėjom prie vieną iš miradorų ir va, jau pirmasis suolas, kaip gražu, chebrytė. Vau, važiuokit, niekur dar taip nebuvo. Matydavosi kažkur tolumoje kažkokie gabalai svaidosi, o čia taip gražiai aiškiai ir vanduo koks žydras. Šią vietą galite grožėtis ne tik iš viršaus, bet taip pat yra labai populiaru pasiplaukyti ir laivu. Mieste rasite tikrai daug turų ir galėsite pasigrožėti šio grožio iš vandens. Čia dar, draugai, neapsigaukite, nėra pagrindinė vieta, į kurią ėjom, o tokių miradorų yra pridaryta ant kiekvieno beveik iškišulės. Pagaliau atėjom į pačią pagrindinę vietą Ponte Pietadę. Man už nugaros yra laipteliai 180, kuriais galima nusileisti iki pat apačios. O čia matosi daug uolienų, kurios yra atplyšusios ir taip pat galime matyti, kad yra daug arkų vandenyno vandens išgraužtų. Gelbėjo kamerą mūsų. Nuo šito kaliuko nuvarė tiesiai ten. Tai nedaug truko būtų nuriedėjus tenais. Čia gan statu sutrukdė biškį grožėtis tokiais nuostabiais vaizdais, bet nieko. Šitą vietą reikia palikti ženklas. Varom leistis su tais laiptukais. Taigi nusileidom ir kalnų tarpeklių apačią. Na, vieta visiškai atimanti žadą. Dar tokio grožio čia Portugalijoje niekur neteko matyti. Ne veltui ši vieta yra tituluojama kaip viena gražiausių Portugalijos vietų. Ir šios pakrantės tikrai turi ką parodyti. O čia, va, draugai, yra nuotrauka, kaip ši vieta atrodo iš aukštai. Tai mes dabar va čia kažkur esam nusileidę už to iškišulio. Aišku, turėtume droną, galėtume pakelt parodyti, bet neturim, tai va, rodom nuotraukas kitų, kas turėjo droną, pakėlė ir padarė šią gražią iškišulio nuotrauką. Taigi toliau keliaujam šituo keliuku, kažkur palei pakrantę, ieškosim, kur galim šokti išsimaudyti, nes labai sušilom, kol nulipam ir užlipam tais laiptais. Padarom šiek tiek klaidą, pasirinkę eiti rytiniu paplūdimiu, apačioje jau yra pavėsis, tai bus šalta maudytis, na ir čia nueiti yra gana sudėtinga. Todėl maudynės nusprendėm atidėti kitam kartui. O truputį diena jau eina į antrą pusę ir būtų pats metas užeiti šiek tiek pasišildyti į kavinukę ir išgerti šiltos kavos. Tačiau pinigų jau kavai kaip ir nebeturime. Bet yra kita opcija, jūs galite užeiti į puslapį Buy Me a Coffee ir mums nupirkti kavos. O šita kavinė ne veltui čia išsikūrusi, nes apačioje yra Praia de Camilo, iki kurio vėl veda 200 laiptelių, kur mes dabar ir eisime. Ką nusileidome ir į apačią, pagrindinę kamerą palikau krautis kuprinėje. Ir čia yra Kamilo paplūdimys, toks čia kaip dramblys. Tokia labai įdomi uola, atrodo kaip geriantis vandenį dramblys. O kas įdomiausia, kad Kamilo paplūdimys susideda iš 2 zonų, tai čia yra viena zona, o štai ten tame tunelyje yra praėjimas į antrąją zoną. Čia esmė ta, kad reikia greitai eiti, nes kai pakyla vanduo biškį, jis gali apsemti net ir tunelį. Tai mes tikiuosi dar nepapulsime tokį didžiulį apsemimą vandens ir spėsim suvaikščioti pirmyn atgal. Varom į tunelį. Wow. Nice, nice. O, bet fainai tunelį nėra vėjo. O, Virginija ateina. Praėjus tunelį antrasis paplūdimys. Tos uolos, žinokit, čia irgi labai įdomios. Tokios yra susilipdžiusios va iš visokių kaip ir kriauklių likučių.
iš visokių senų fosilijų ir jas galima dar išvelgti. Va, atrodo, kad daug suskilusių kriauklių ir iš jų tokie va, yra susilipdę per tūkstančius milijonų metų tokios va, įspūdingo grožio uolos. Grįžom į viršų atgal ant takelio, tai paplūdimys tikrai irgi labai įspūdingas. Aišku, Anas Ponte de Piedad paplūdimėlis daug įspūdingesnis, kas ieško gražių kadrų, bet šitas šiaip fainesnis. Čia, jeigu nebūtų vandenyno pakilimas, būtų galima ir pasideginti viską. Šiaip man labai patiko būtent tas perėjimas, kuris yra tarp šių dviejų paplūdimėlio dalių. Tai žiauriai įspūdingai, ypač kai būni kitam paplūdimy ir supranti, jog jeigu vandenynas daugiau pakiltų, nebebūtų kelio atgal, nes ten per tas uolas neįmanoma pakilti, tik tai per tą mažą perėjimą. Jeigu norit pasideginti ir pasimaudyti, tai geriau eiti ryte į šios paplūdimius, nes yra saulės. Tai aišku, vakarinis apšvietimas irgi priduoda savo žavesio. Paplūdimiai labai man patiko, iš tikrųjų yra įspūdingi ir jeigu suksit pro Lagos miestą, būtinai čia apsilankykit. Su Virginija einam šituo mediniu keliu, norim praeiti visą kelią ir dabar priėjom Anos paplūdimį, čia va, esantį apačioje ir jis yra vienas didžiausių ir labiausiai tokių prieinamų paplūdimių būtent šiame iškišuly, o mūsų kelias eina dar ten tolyn už paplūdimio iki pat uosto. Smagiausias dalykas keliaujant žiemą yra tai, kad visi šie paplūdimiai yra beveik tušti. Čia visada vasara būna perpildyta žmonių. Laiptai pas mus šiandien nesibaigia, nežinau, jau gal kokį 1000 laiptelių busim užlipę tiek, kiek Rumunijoje į Drakulos pilį reikia užlipti. Vos įėjus į miestą pasitinka bombeiros, ugniagesiai. Pati garbingiausia specialybė šituose kraštuose. Jeigu kažkas ieško darbo Ispanijoje ar Portugalijoje, tai varykit dirbti ugniagesiais. Čia jau toks ir atlyginimas jau didesnis biškutuką ir žiauriai visi gerbė. Dėl to, kad vasarą čia būna labai daug gaisrų, kažkas gesint turi. Einam viena tokia iš pagrindinių gatvių, kavinės, bariukai ir, žinoma, kaip ir daugumoje Algarvės miestų, daug angliškai kalbančių žmonių. Priėjom ir Vodafoną, kur te pasipildėm internetą. Dar vienas patarimas, stebėkit, ar jums papildžius veikia internetas, nes vieną kartą papildėm ir teko grįžti atgal, nes net papildžius internetas mums neveikia. Tai ten susigaišom gerą pusdienį, keliaujant į vieną ir į kitą, kol mums sutvarkė. Mėlyjei, grįžom namo su Virginija, tai kaičiamės arbatikės, kavikės gal kokios ir aš varau prie kompo ir varysim ilsėtis. Iš tikrųjų tai esam, kaip ir sakiau, ryte Lidlo aikšteliai, tai dėl to nieko čia daug nerodysim, nes nėra ir ką čia rodyti to Lidlo aikštelės. Reikia ieškotis naujos vietos, kur važiuoti, nes man čia nepatinka stovėti šituose kiemuose. Rytoj tikriausiai važiuosim link Benagilo urvo. Taigi, bičiuliai, nepamirškit prisidėti prie mūsų kelionės, nupirkdami mums kavos arba tiesiogiai per Swedbank arba Patreon platformą. Tai turbūt ir viskas. Tiek šiam kartui ir pasimatome kitose serijose. Čiau! Iki!